Gruodžio 18 diena. Choras. Iki kalėdų liko 7 dienos. Papuošę namelius, gatveles ir pagrindinę eglutę žaisliukais bei margomis nudailintomis šviečiančiomis ir mirguliuojančiomis dekoracijomis, elfai buvo šventiškai nusiteikę ir pakylėti. Kiekvienam mažyliui atrodė, kad jis nevaikščiojo žeme, o buvo lengvas kaip pūkas ir skraidė ore padebesiais. Pakilios nuotaikos apimti mažieji sumanė surengti kalėdinių giesmių koncertą. Buvo pagaminti dideli storo kartono plakatai, išmarginti iliustracijomis, pieštomis spalvotais pieštukais, jie buvo iškabinti ant kiekvienoje sankryžoje esančio gatvės šviestuvo. Plakatai iškilmingai skelbė: dėmesio, dėmesio, tik šiandien išskirtinė galimybė pasiklausyti kalėdinio choro atliekamų giesmių skambėjimo. Kur? Centrinėje aikštėje. Kada? Šį vakarą po vakarienės. Nekantriai laukiame jūsų. Malonėkite į renginį atvykti laiku. Bilieto kaina, puiki nuotaika ir plati šypsena. Choro vadovės pareigos diriguojant pasiruošimo repeticijai, kaip ir kasmet buvo patikėtos Tinai, nes ši elfė turėjo vieną itin išskirtinį bruožą. Ji ne tik puikiai siuvo lėles, tačiau ir dieviškai dainavo, grojo gitara, pianinu ir smuiku. Turėjo absoliučią klausą, kitaip tariant, buvo elfė orkestras. Repeticijai iš įvairių kampelių buvo atgabenti keli skirtingų dydžių ilgi mediniai tvirti suolai, kurie atliko scenos funkciją. Ant jų keliomis eilėmis sulipo ir sustojo mažieji elfai. Mažesnio ūgio ir smulkesnio sudėjimo miestelėnai stovėjo priekyje, aukštesnieji ir stambesni stojo ant antrojo laiptelio už jų nugarų. Edis visiems padalino atidžiai rinktų ir kruopščiai atspausdintų kalėdinių giesmių žodžius. Po akimirkos visi surimtėjo, nustojo šnekučiuotis, ištiesė nugaras, pakėlė smakrus ir susikaupė rimtam darbui. Žvilgsniai nukrypo į priekyje stovinčią Tiną ir kiekvienas laukė nurodymo. Pirmoji giesmė vadinosi Būkime kartu ir skambėjo taip. Taip šviesu šiąnakt, taip gera ir ramu, garsiai aidi juokas, gatvėj tarp namų. Jau kalėdos netoli, džiaugsmas netveria širdį. Sukimės ratu, būkime kartu. Varpeliai skamba dilin dilin, įsileisk ramybę tu savo širdin. Imki mano ranką, ženkime greta, te pasklinda žemėj meilė ir taika. Pasigriebusi dirigento lazdelę, linksmai vadinamą batutą, Tina davė pradžios ženklą, ištiesė abi rankas, plačiai jomis sumosikavo ir elfų choras užgiedojo pirmąją posmo eilutę. Taip šviesu šiąnakt, taip gera ir ramu. Tačiau maloniai sklindantį muzikos skambėjimą užgožė iš kažkur kylantis, gergžiantis garsus Tina miklių judesiu ratu apsuko kumštį ir akimirkai sustabdė giesmę. Elfai klusniai nutilo. Pabandykime dar kartelį, iš naujo, nuo pirmos eilutės, paliepė. Atsikrenkštę choro dainininkai pradėjo giesmę nuo pradžių. Taip šviesu šiąnakt, taip gera ir ramu. Bet vos tik jie užgiedojo, vėl pasigirdo džeržgiantis, lyg cypiantis, ausį rėžiantis garsas. Geriau įsiklausius galima buvo spėti, kad keistas garsas sklinda iš dainininkų pusės. Atrodė, lyg kas visiškai būtų neturėjęs klausos ir smarkiai nusidainavęs pro šoną. Pagalvojusi, chorvedė liepė giesmininkams po vieną išeiti į priekį ir sudainuoti po stulpelį. Pirmoji viduryje stovėjo Karamelė. Vos tik mažylė spėjo plačiai prasižioti, aplinkui pasklido įstabiai graži ir be galo maloni muzika. Taip šviesu šiąnakt, taip gera ir ramu, garsiai aidi juokas gatvėj tarp namų. Jau kalėdos netoli, džiaugsmas netveria širdį, sukimės ratu, būkime kartu. Net pasistiebus rankas sudėjus priekyje, galvą palenkus į šoną giedojo mažoji. Karamelės balsas sklido tolyn, tarsi glostydamas kiekvieno klausytojo ausis. Ačiū, mieloji, tiesiog puiku, padėkojo Tina ir pakvietė kitą giesmininką. Antrasis į priekį žengė Loris, jam atiteko kitas giesmės stulpelis. Varpeliai skambina dilin dilin, įsileisk ramybę tu savo širdin. Imki mano ranką, ženkime greta, te pasklinda žemėj, meilė ir taika. Mažojo elfo balsas skambėjo sodriai, buvo gana žemas, tačiau visos natos buvo sudainuotos itin tiksliai ir Tina buvo labai patenkinta. Dėkoju, Lori, tu šaunus solistas, pagyrė.
Vėliau dainuoti į priekį buvo pakviestas Bimolis, dar vėliau atėjo eilė ir elfui 365, tada brūkšniukui ir kalbėtui. Galiausiai keli žingsnius pirmyn žengė elfas Krosas. Tina sumosikavo rankomis, Krosas tiesiog užbaubė nesavų balsų. Taip šviesu šią naktį, taip gera ir ramu. Stop, prisimerkusi rankomis, užsidengusi ausis, nebeištvėrusi šaižaus pjaunančio garso sukomandavo Tina. Visiems buvo aišku, kad Krosas negali būti choro dalyviu ir dainuoti vakaro klausytojams. Supratęs, kad yra nepageidaujamas, Krosas nuleido galvą ir susikrimto. Jūs nenorite manęs savo gretose, tiesa? Tyliu balsu paklausė Krosas. Visi elfai dairėsi į šalis, suko akis į šoną ir niekas nedrįso pasakyti Krosui tiesos. Staiga Tinos veidas nušvito ir mažoji sušuko. Krosai, esi mums netgi labai reikalingas, tačiau ne kaip dainininkas, patikslino, mums labai reikia muzikanto. Džiaugsmu netvėrė išeiti radusi Tina. Muzikanto? Nesuprato Krosas, bet aš nemoku groti jokių muzikos instrumentų. Kaipgi aš galiu būti jūsų muzikantu? Šituo muzikos instrumentu groti moka visi, nusišypsojo Tina ir įdavė Krosui į rankas žėrinčius auksinius kalėdinius varpelius. Patikiu tau atsakingas ir svarbias pareigas, rimtai pareiškė chorvedė. Kiekvienos giesmės eilutės pabaigoje tyliai sutilindžiuok. Šiuo kalėdiniu instrumentu, kad aplinkui plačiai pasklistų šventinė nuotaika. Ir jokių būdų nebedainuok, patikslino. Tam, kad nuotaika sklistų itin plačiai, reikia būti ypatingai rimtam ir susikaupti. Supratau, džiugiai tarė Krosas, nekantrauju pradėti. Sulaukę Tinos rankos mosto, visi choro dalyviai užgiedojo vienu metu. Taip šviesu šią naktį, taip gera ir ramu, garsiai aidi juokas gatvėje tarp namų. Jau kalėdos netoli, džiaugsmas netveria širdį, sukimės ratu, būkime kartu. Stovėdamas šalia choro eilės, Krosas kraipėsi, judino rankas ir net kojas. Jo veide ryškėjo įvairios mimikos, o šventinis varpelių garsas sklido aplink. Vyniodamasis rateliu pasiekė kiekvieno klausytojo ausis, užliedamas visas kerteles ir pamažu kildamas aukštyn į dangų. Tai buvo geriausios kada nors Krosui priskirtos pareigos, atrodė, kad šis elfas yra sutvertas šiam darbui, tad jis mėgavosi kiekvieną akimirką. Ta vakarą Kalėdų miestelyje įvyko pats nuostabiausias visų laikų elfų choro pasirodymas. Elfai giedojo būkime kartu, vėliau varpelius, tuomet atėjo laikas išklausyti įžiebta Kalėdų žvaigždė ir galiausiai norim dovanų. Ramios kalėdinės melodijos sklido toli už centrinės aikštės ribų, veržėsi pro miestelio tvoras, liejosi už šiaurės ribų ir galiausiai pasiekė kiekvieno pasaulio vaiko ausis. Palietęs kiekvieną mažylį skverbėsi gilyn, širdyje įžiebdavo šventinę nuotaiką ir pažadindavo tikėjimą stebuklais. Jei gruodžio 18-osios naktį kiekvienas vaikas užmerktų akis ir tyliai įsiklausytų, tai be jokios abejonės jis išgirstų maloniai sklindančias, širdį glostančias elfų giesmių melodijas.